me up. Yeah. Turn me up. Yo. My crew is all fired up. Y'all better just wise up. Everybody getting sized up. Before we all rise up, start running your times up. Cause when my crew ride up. Bike Show Millennium tai ne tik auto ir moto varžybos bei parodos, tai ir aistra, jausmas, profesionalumas ir netgi menas. Yeah. Turn me up. Yo. Kaip tu manai, kas lėmė tavo pergalį? Sėkmė, įgūdžiai ar technika, motociklas? Treniruotės, darbas, motociklai plius minus darom patys, aišku, ir technika lemia, bet daugiausia lemia darbas vis dėlto. Nes treniruojas kiekvieną dieną ir visą laiką su tam atiduodu. Y'all better just wise up. Everybody getting sized up. Before we all rise up, start running your times up. Cause when my crew ride up. Gera nuotaika, geras oras, žmonės atėjo atsikvėpti nuo rūpesčių, nuo problemų. Visi rado, tikiuosi, to, ko norėjo. O tobulėti visada yra kur. Kaip ir praeitais metais Bike Show Millennium metu buvo dalinami beglobiai gyvūnai. Šiais metais keli iš jų taipogi surado namus. So I'm reaching, baby, out when I'm lonely in the crowd. When the silence gets too loud, I'll be crashing on your couch. Taigi, kiek gyvūnų šiandien rado naujus namus ir šeimininkus? 5 kačiukai. Ir šuniukų dėja nei vieno nepadovanojom. Iš tikrųjų, anais metais žymiai didesnis srautas žmonių buvo, kaip ir pažiūrėjus, palyginus, ir kažkaip ir kačių ir šunų buvo daugiau paimta, bet laukiam rytojus, galvojam, kad rytoj bus daugiau žmonių, tikimės. Studentam gerų egzaminų, jeigu turėjot sesiją, ateina, praeina, po 5 metų nieko neatsimeni, žinokit, nieko neatsimeni. Atrodo, kad net nesimoky. Taip, kad sveikinu visus gavus aukšto diplomą, siekiančius aukšto diplomo ir važiuojam. Čia susirinks jaunų žmonių ir kuriems gal bus nelabai būsiu įprastas kaip atvaizduojantis baikerio įvaizdį, gal bus kitoks. Ir norėčiau padainuoti dar net. Džiaugiuosi labiausiai ir už Europos motokroso čempionatą, kadangi jau papuolėme į istoriją ir turime jau sertifikuotą motokroso trasą, turime begalę svečių, rekordiniai skaičiai dalyvių, ko niekad nėra buvę, vis naujos šalis, daug užsieniečių. Tai rodo, kad žmonės vis labiau sužino apie mūsų gražų mažą miestelį, gražią žalią šalį, su gražiom moterim, su skaniu maistu, su giliais papročiais. Tai manau, kad ir svarbiausia, kad jie ir grįžtų nenusivylę. Yra skirtumas tarp mažos salės ir didelio lauko, sakykime, arba stadiono. Yra didelis skirtumas. Ir bendravimas kitoks, ir dainavimas kitoks. Viskas yra kitaip. Bet smagu. Labai smagu. Buvo labai keista, labai netikėta dalyvauti čia, nes pirmas kartas, bet iš tikrųjų, manau, baikeriai tikrai mus priėmė puikiai ir buvo šūksnių ir kvietimų visams pakartot, bet laikas spaudė. Yeah. Turn me up. Yo. My crew is all fired up. Y'all better
wise up. Everybody getting sized up. Before we all rise up, start running your times up. Cause when my crew rides